Gongų garso terapijos metu naudojami gongai, kad sukurtų gilią, meditacinę būseną ir skatintų fizinį, emocinį ir dvasinį gijimą. Ši praktika remiasi senovės rytų tradicijomis ir yra plačiai naudojama šiuolaikinėje alternatyvioje medicinoje ir savęs priežiūros metodikose. Nauda sveikatai. Sumažina stresą ir nerimą. Skatina gilų atsipalaidavimą. Gali padėti gerinti miego kokybę. Skatina emocinį atsinaujinimą ir dvasinį augimą. Gali padėti sumažinti skausmą ir diskomfortą. Gongų terapijos sesija vyksta grupėje arba individualiai. Dalyviai guli ant žemės arba sėdi patogioje padėtyje, užsimerkia ir atsipalaiduoja, klausydamiesi gongo garsų. Sesija gali trukti nuo 30 minučių iki valandos ar ilgiau. Terapeutas naudoja įvairius gongus ir kitus instrumentus, kad sukurtų specifinius garso modelius. Užsukite į studiją Sakralus garsas Alytuje, kad patirti visą tai,